Aš iš vis ją norėčiau nebesėti. Tik jau 3 metus neužaugau. Sakiau! Ko polgai, gaidelį, toj klauk. Net sunku paimt, ant kiek čia sugulęs tas rapsas pasižiūrė. Nu nafik užkliumponu, tu. Nu nafik. Lavon. Nu, ką jūs bembuzai? Susitvarkėm kombainų šiandieno rytą ir dabar žodžiu važiuojam ant lauką. Šiandien pranašau lietų, biškį vėliau išvažiavom, nes sako, reikėjo nuo ryto susirinkti kombainų ir šiaip nuo ryto žiauriai gražus oriuks buvo, bet sinoptika praneš, kad šiandien gali turėjo oras. Orų prognozė tikrai nestebina, bet tik šiandien realiai 4 dienas solid sorelis nusimata, kaip ir nusistovės biškį tie orai ir kaip ir turėtų būti viskas normaliai. Dabar reikia žiūrėti tas kombains. Pilns jau matau. Važiuoju kombains, žodžiu, man reikdavo čia pažiūrėtų šudėkšnį ir va ten liet. Pažiūrėkit, koks debesys, nu nafik. Tas šudėkšnis čia išlindęs yra, bet kaip ir tas stryps neturėtų linkti. Ne, tai jis jud čia realiai, jud. Čia turbūt lindęs tas šud. Realiai jud, bet va, įsidėjęs tai tiesiai yra. Biški gerai, kad biški jud, nieko tokia. Kombains va, aš dabar slepiuos priekabai nuo ją, kad manis nepamatytų. Nu, kad ypač net važiavė, ypač manis nėra. Dar nieks net važiavo grūdų. Eik, tu taip nusišnek kosmosas. Rapsas tai labai sugulis, labai. Net sunku paimt, ant kiek čia sugulis tas rapsas pasižiūrė. Tai kaip čia taip? Nu, įspūdinga sugulima. Invigor, sėkla čia. Bet čia net tam esmė, čia sugulė nuo šūdino oro ir dar dabar liets atein. Užlisti vapšiai jauksi žemė. Varysdavo skambi draudimui. Įdomi, eina ar ne rapsą išgulims. Miežių tai žino, ko eina, rapsą tik pažiūrė čia. Va čia vapšiai guli ant žemės. Kosmosas. Pažiūrėkit, nemunėlis. Kas žinot, kaip nemunėlis šiaip atrodo, tai suprasti, kad jis žiauriai pakylis yra. Va kėdė, kai marint, ten vadinasi nebūn vandens įprastai, kur ta kėdė. Ten va net žmogus žolai nusipjovis yra ir pasitien jau apsemt skiems. Pas mums čia ir kaimo lenciūgs toks, nieks nebesimauda. Lenciūgs toks ant medžio, gali šokti karočiam galvytės. Belia kokia maudiklytė ten. Ir dabar kai pakylė, ten būtų tiem bais nuvaryti pasimaudyti. Tik ten vienam nemalon maudytis, nes ten tą patį papaugė. Ir žinau, vienam kažkas atsitiks lentas nutruks, ten, nežinau, išsigaus, išsijungs. Nuskės, reikia varyti su kažkuo. Kažkas atsitika kombainui. Varu žiūrėti. Draudims pasirodo nedraudžia nuo sugulimo. Nu kaip draudžia, bet neapsidraudimas, karoči, nuo išgulimo. Tik tas nuo išgulimo. O tas draudimas dar tu ją kainuoja. Reiks nebesidrausti. Neapsimoku. Aišku, nu gant maž tikimybė, kad rapsus sugultų. Ir labai retai sugult. Dažniausiai kvečia sugulti, va kvečia apdraustus. O rapsus durns toks stiebs. Kuris te atrodo suguls, bet būn. Pasirodo būn. Numušė. Oho, susirips. Gas. Nu jo, čia matai viską čiūju. Metals. Gerai, paims. Kombainą nėra pridėčiau. Įkišė pralaiptėlį, paskui paimsi. Neklius įdom? Specialus, tai nereikia mėdyti. Finalė dalį mėdėsai. Ai, tai čia ta naujoji dalgė. Opa! Raimis Kalinkos vėl neatvaris. Nu tai va, Kęstutis dati pagaminė toliau tas pats irgi. Even žodžiu, žinokit, mums pasisekė. Visgi praėjo tas lietus. Vienas gal debesys ten va į dešinį nuėjo, taip ėjo ir taip įsisklaidė. Ai, pažiūrėkit, čia blins! Blins atsakiniai!
Tai va, ėjo ir praėjo. Taip va, vienas iš šonų, kitas į kitų šonų. Liat. Džiaugiuosi šiaip, nes vakar mums palūžo, vakar negalėjom pabaigti. Na, taip, daugiau pakulti, tai šiandien pat užėjai iš, bet neužėjo. Tuoj biški samanės čiupsim. Nu, davai, už jūs. Kaip gert norėjo. Jau ten dehidratacija beleko, jau mirš kraujičių, nuo vandens negerimo. Ne. Žodžiu, ševra, pastebėjom sutėt kažkokį nesąmonį. Čia yra technologinės ir čionais yra apvažinėtus galai šitoj vietoj, va. Bet realiai, va, ši technologin čia yra važinėts gals, tipo. Ir karoč, čia, kur yra gals, tai rapsas gerai užauga. Tikrai, jeigu visur būtų toks rapsas, tikrai nuo širdžiai nebūt galim skūsti. Bet tenai, kur baigės galų apseinėjams, rapsus skyrės, karoč, kaip dieną ir naktis. Ir žolių daugiau, ir rapsus daug retesnis. Lemba, atrodo, kad turėt matytis, va čia tank, čia bam, pažiūrėk, prasidės va toksai šūdins. Žodžiu, aš daro tokį prielaidą, kad čia sėja koleg toks, žodžiu, nebėra dabar jau. Nepaleida trašų sėjant patį laukų, tad pamatė, kad nepaleida ir ant laukų galiu suvaryti ant belia kiek trašų. Aš nežinau, kaip taip gali būti. Tu turėt būti kažkoks tolygums, tipo, o laukų gali belia kaip gerai užaugi, kuri prasta laukų gali neužaug gerai. Plius žemė sutript labiausiai ant laukų galą. Karoč, niekaip nesuprant, aš nenoriu nieką šmeižti, yra kaip yra jau dabar, bet, nu, yra variants, kad taip ir buvo, kad trašų, karoč, neįdėja. Ir labai daug žolių priauga, nes tas rapsas neužauga. Įprastai, kai rapsus užaug, nebėra tam žolėm kur augti, jos ten paskesto žolės iš vis ten. Dabar daug žolių, nes gali konkuruoti prieš tų rapsą. Nu prikol, aš jums tiek gali pasakyti. Bet aš jums tokį pastebėjimą lavaduojas. Čia sėt su Mizūri, yra rapsas karočius. Nu ir nieko gero neužauga. Yra ten tų normalesnių laukų, yra va tokių kaip šis, šūdis tipo. Bet ar sėjamės ten su to Mizūri šiais metais, ar karočius sėjam su savo rapid su tarpuilės išpūvusiais anais metais, tais metais dar geriau užauga. Aš šiaip viskas daryti tas pats. Nu tai gali nurašyti aišku, kad čia nušala. Saka visą laiką, va, čia reikia giliau išdirbti, nes rapsų reikia kuris išaknyti, ten bla bla bla. Geriausiai su noragin, vas kokį Mizūri, ten kaip pavyzdį, žinai, ten 2 cėmų ten noragai. No hate, tipo. Gal tokie metai nerapsiniai. Arba čia nemažus skems, tipo. Gali būti ir taip. Visos tas, karočius, sejaukos brangiausios, mandri technologija, ten, žinai, kaip tu papasakoji, ten tepyti ir ta bla bla bla, ten tu anų padaro. Ten galvoju, wow, čia žiaur. Nuo gamtos sąlygų, tai čia man daugiau, nežinau, 7%, žinai, dėlis turbūt priklauso. Bet, nu ką, žinau, aš nemanau, kad būtų dar blogiau, jeigu būtume su savo to rapid pasisėjai. Sakau, nu, sunku pasakyti, žinai. Aš nesiskundžiu, čia nieka, tiesiog, žinai, įdomus dalyks. Ar ant tiek, tipo, reikšmingi. Ir aš suprantu, kad kažkiek reikšmingi tai tikrai su rankom išbarstys ne kuls 4 tonų, čia faktas. Šiaip, nu, prikols, toks, neįdomu, ant kiek ten, tipo, daug įtakos turi, kaip ten sako. Ar čia kur tas, tipo, technologijas? Kur, bet netur ką veikti ir kur. Seniau darant su rapyten sėdavom, rapsus tokia didumą būdavo. Žodžiu, versdavas per viršų, ant kiek ten užaugdavo, žiaur būdavo. Ir nereikėdavo jokios ten mandrius. Sejalkus, karočius, giliausiai dirbėm nieką, ten belė kaip užaugdavo. Dabar nebeužaug. Aišku, ir chemija nebetokį, ten, žinai, skiest, į haltūrin vis tiek dėl to savo žalėją šūdą, aš kaip mėg sakyti, žalėją skemą. Čia dar vienas būtų, kaip padaryti šaibų. Ekologija, apmokėsinkim karvių šūdą. Ne visiems patinka Trumps, bet net Trumps sakė, kad žalėsis skems, tipo. Nu, jeigu prezidentas pasako, žinai, tokios tipo šalies leidžiau tokį pasakyti, nu, tai čia faktas, kad čia žalėsis skems. Nu, čia karočiai, jeigu čia pasigilinti, čia yra nesąmonė. Čia galėt žmonės tiesiog užprotestuoti šitam šūdui. Ir jeigu jie, karočiai, patys važinėjus tom Teslom. Mes, karočiai, pirksim V8, V12, visokie tokie, karočiai, Emkės, visokie tokie prikolai, mes su mikrobangiam tikrai nevažinėsim. Aš nesyra, aš tikrai su mikrobangiu važinėti, nebent jau lieps, karočiai, privers. Žodžiu, stam baisiai. Nežinau, pils, nepils jau, bet jau mirks, o jau pil. Gerai, duodam gazovam. Laikyk mane, laikyk mane, laikyk mane. O, ledovai privariau. Ledovėnišką privariau. Mąstys dabar kur antrų priekabą numėsi.
Turiu priekabinti, biškį toliau pastatysim, kažkur va čia, kai išleis Rapsų Rapsevičių. Turim va čia tokio grūdo. Sausas. Va, turim miežę ir žalių tokių va šitų nesąmonių, kurios labai prilemp va šito žalio. Blemba, bet kombainis, tai technologija tai įspūdinga, eik tu šyk. Kažkat pagalvok, kai technologija. Kas sukūrė, karoči, kombainų, tai Megamains visiškas. Megamains turėjo būti. Problemos bus įdomu, ar ne? O, iki per sviesto šį kartą uždaryt. Svarbiausia. Yra buvę, kad neuždariu. Ar aš neuždariu kažkas? Skambinam po tam. Atvaryk su kaušu ir atskasti. Čia išvažiavims yra kažkoks tais. Tikiuosi negriovys. Nu, priekam kalniais rats. Galinis, ne. Solidžiai taip. O va dabar publika. Važiuojam. Į dirbtuves. Taip tas išpilims atrodo. Paprastai ratam pasisveriam, ras. Sio ir išsipilam. Smagumynai. Sunk buvo nufilmuoti visai, nes vairavo traktorių, dar reikėjo filmuoti. Žiau! Rimt vižuchėlą, karočiui. Tikų hebry dabar veiksmus vyks normaliai. Atsimena, aš jums sakiau, kad galim pečių prie ventiliatorę prisijungti. Tai va šiandien jau prie miežių pristūmėm pečių, nes nuvežėm, bent žodžiu, miežiam atlikt analizų ir dregnums buvo 16,9. Nu, su ventiliatoriu įpylėm, kažkas buvo 18,5, pusantros promilės pavyko, karoči, nudžiovinti, bet vis tiek dabar reikia pečių pristumti ir koks 2 dienas reiks su pečiu pavaryti, kad nukristų iki 14. Šitoks sistem saliarkva pristumt ir pečius pristumt, va šitė. Va, opa, pro šlangelą atein saliark, bam, ir pats pečius pumpuoja skurvą. Ir tada tas kurs pasiduot ten į vidų. Ten yra toks radiatorius vos ne, ir tad gaunas, kad šits ventiliatorius karšto orų stumi priekį. O ten yra tas radiatorius ir jisai kaitis. Tas šilts oras pasiduot čia į skilą šitą. Temperatūra dabar va 5,4. Tai va toks sistemėlė. Tai sakė, šitam bokštan miežė, šitam rapsas. Tai miežis dabar, kai išdžiovinsim, reiks iškrauti ir reiks šitų bokštų paruošti jau kviečiam. Tai miežis į angarų varysim greičiausiai, o kviečias kiek telps į šitų bokštų ir irgi į angarų. Nes dažniausiai netelp visi bokštan. Vis tiek gaunas kažkur apie 1000 tonų, gal daugiau, o čia tik 500, tai realiai pusę į angarų dar susivarysim. Greit ein, įdom koks rapsiuką dregnums, kur šiandien atsivežiau, ein pamatuosiu. Žiūrėkit mano katint. Šiandien wallpaperį tokį užsimečiu. Pasilgo jau grįžt namo, duos bučkiai. Su lagamin. Į business meetingu varu. Rapsą pamatuoti. Užsukam biškį. Nu, kaip galvojat, kiek bus greit, parašykit komentarus, kiek galvojat, kad bus. Kas atspėsit, karočią, atsinč rapsą. Davai greit, rašykit. 9,9, nebegali atsiųsti viskas. Nu, 10 realiai. Ne, blogai. Bokštų, karštas oras, ventiliacijos biškiai turim ten ir kokia 16. Bet susimaišęs, vis tiek dabar roda jau geresnis oras, turėtų jau eit sausas. Jau hebrytą atvarėm tiesiai ant kelio. Čia dabar išpils vienu priekabu grūdą. Va, opa, vienu priekabu grūdą. Ir tada varysim kabintis tų priekabų kartu stovi. Atbulinava reikti. Kabintis priekabu, oi, bus smag. Bus smag baisiai. Oi, kaip smagiai laiko leisim. Oi.
Copyright, sorry. Nieko verta tavo akise, kalba šviesa, ji nematoma. Kažkaip taip dainuoju. Oh my god, netimkit man teisų šito. Net nematė, kaip čia padarė, aš kevam sakiau. Aš tik prikolinu. Gerai. Biški langelis purvinokšlis, nusivalom. Nenusivalom. Reikia langų skyšę, bet čia ant tiek karočių langų skystis niekad gyvenim nebuvo pils, kad sak nebėjau. Užpūva tiesiog nenaudojimai, suvaizduokit. Kiep aš daro, dabar apsisuks. Tik ir vis, apsisa, kad privažiuojat bulom. Taip pasistačiau lievą, kad net aš negaliu įsistumti tiesiai, sustoti, kad tiesiai stovėčiau, nes tas lauks taip biškiai ausysiu. Nors neprisibazarinkim, gal iš pirmą stumimą įstumsim. Neteiskim prieš laikų iš viršelę. Žiūrim, pirms išlipim. Nu, ką turim, ką? Neblogai. Realiai tiesas stumims. Stok va kamp, tiesas stumims, turiai. Nu, tipa tiesas, nes neturime nei kad va toks. Tipa tiesas va biškai pasisukus, kaip ir jinai yra pasisukus. Turiai, easy, light work, turiai. Varo stumt, nepabėkit. Uždarim to. Bam! Profesionalas atbulinavus. Eik, tu sau. Sakiau, aš manam videkan. Kartas užtrunk. Valandų 3 minučių, kartas 5 minučių, 2 minučių. Vienu kartu buvo išlypti tik pažiūrėti. Kaliampos neišdaušiau. Žinai, dėl ką man tai pavyko? Nes prieš tai važiavo su tokį popelin priekab ir čia įsispaudė. Atstokit! Čia įsispaudė. Ir man buvo lengva įvaryti tų provežų, žinai, nes ta provež, nu, aišku, atėjo tiesiai link priekabos. Sio, karočiai, aš šok dabar, išvažiuosi iš lauką. Darova. Bent žodžiu varysim pasteitį į kombainų. Tai aš varu ten biški toliau priekabų pasistatys, nes jiem čia varožėlis liko ir jis tenai atvažiuos. Jie barzdą tauga jau. Man su dabar ilgesnį auginti. Pasilgo biški ilgesnį barzdą buvau. Su smakru labiau toks. Taip be smakeris. Ir mes sustosim dabar čia šonan. Nors ne, čia durna šitam šonan. Reikia sustoti man tai toliau už keliuką. Nu čia durniausia, kur pasirinko sustoti už keliuką. Nes toliausiai eit, nes aš galėjau jau ten dešiniam šonan stoti, bet aš jau nebesustoju ir aš atbulinę atsistums ir sugalvojau, kad dabar toliau reiks stoti. Dabar eit reiks apie 30 metrų. Čia atstums. Gerbėmieji, išlipam. Žiūrim, viskas ar vis gerai prikabint. Čia jau kaip patys matė, čia jau ledovai prikabint. Ledovas prikabinims buvo. Čia uždaryta, ne? Pasižiūrėjau, ar uždaryti jau grūdą įpylė. Varom pažiūrėti, kiek grūda yra. Tai prikabyti antroji, kurių prisikabinam. Hop! 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 2 bunkeriai čionais. O anoj dabar 1 bunkeris. Tai šitą pabaigsim pilnu pribūbit gal? Arba ne? Nežinau, šiandien sugebėsime šį pabaigti, nes jau po 8 rasdėsis greitai. Žolėtis tas rapsas sunkiai dalykai pjaun. Mano, kad šitą plendą vienu įleisim bunkerį jaučiu į tų antrų priekabyti ir visio, ir bus po 2 bunkeris. Nu o ką, normaliai, po 2 bunkeris, nu, solidovai, solidolis. Ką tik pagalvojau tokių dalykų. Aš sustoju ten, o čia dar nemažai kulti, gal neprikuls bunkerį. Oi, kaip aš bus durna padarys. Aš galėjau va čia sustoti, va čia sustoti. Bet tad jau per arit buvo, ir sakau, uždengs išvažiavimu jam. Bet jis gali išvažiuoti ir per čia, tikėti su kombainti, va, kiaurai, va, tifa. Taip, karočią, durna padaryti. Rimtų sugebėjimų reikia. Toks va, rapsas Rapsevičia čia. Su mizūri sėt, svagos, kaip bulvių laukan, va, kiekmens rinkoj, gali susukti, karočią, pasitemti čiurnų. Papras rapsas, žodžiu, nieka įspūdinga, karočią. Kaip ekologinis. Pas mum ekologinis ūkis. Čia kauja. Nors yra tokių minčių jau. Kai tiek kainuoja ta chemija, dar yra minčių. Išmokos didesnės.
hebryt. Pažiūrėkit, koks dangs. Vuu! Rožinis. Aš varu, karoči, pavalgyti. Pamiršau, kad maistą tarsi dėjus. Jau nes jau baigs sunykti, jau nėra laikas sportuoti. Sportuoji ten. Ir po tą... į pilvų. Ir tada atein vasar ir, karoči, prakaituoji belekiek, mažai valgai, nenori valgyti ir numet svorę. Numečiau dabar 4 kg numetisas. Seniau kovų men sportuodavo, dziudo, daug metų ten, 10 metų kokį. Po tą Vilniuje gyveno salėj tenai, išmokti normaliai sportuoti. Pasukinuoju Berlinsku, bet šiaip labiausiai man patinka kovų menai. Aštrus palieki, žinai. O nuo salės atbišsi minkštėjai. Bet nesvarbu sportuoti, karoči, svarbu sportuoti. Net ir žydų boksas gerai irgi, šachmatai. Šiaip šachmatai žiauriai gerai. Plemba smegenim kaip gerai. Žiaur. Man patinka šachmatai visai. Greit užvalgau šparaginės pupelės su lašinukas ir sūriu. Oh yeah. Skolinsiu, karoči, iš kitos planetos. Nu, hebryz, aš pavalgiu. Įsivaizduokit, 10 valandų mes dar kūliam. Odų belė kiek. Vampyrų, va tų odų vampyrų. Tepol. Bet karoči, nesvarbu. Esmė to, kad rasos nėra. Įsivaizduokit, žiūrėkit dabar. Aš va dabar čia vaikšto, va visur tefa. Iš vis batai, tipo, nešlapius. Nu, čių drėgmesnės, tai nuo žemės. Bet pats Rapsevičius sausus. Džiaur, nežinau kaip tai prasus nėra. Čiūt toks yra vėjūk, saulės nebėra. Karoči, šudiniausiai šis lauks rapsą, realiai va dabar šits kur kūliam. Džiauri prastabi ir aparimui toks. Čia man rods sėklų kažkoks tai Aleksanderis, kažkoks tai. Šūdų krūva, nebepirksim niekada. Konsultantų šūdų pardavinėja, girdit? Siūla visoks. Pirkčių tų hibridų, čia baisiai geras. Aš ein pas jį, įsivaizduokit, o jis nuvažiuoja. Man reiks per apsų tada, mes grįžk atgal, nu. Aiks, nuostolis koks. Išlaužys visą lauk, realiai. Ėjo, ne, aš negaliu dainuoti. Norėjau dainuoti dainų, kur ėjo mergos per balas. Netink man šit. Aš galiu bent vyrai, mūrai, ąžuolai, mergos terbos, bezdalai. Aš juokauju. Girdit mani, aš dabar varom tėtį padėti nusikabinti kėderę. Pažiūrėkit, kaip nuėmė, o, per 5 sekundės. Kardaną nemokėti nuimti, nežinau, šį dunduks turi būti. Vis kardaną mokėti nuimti. Nėra buvo, kad gyvenim būčiau nenuėmis kardaną.
Tamsum suvinės. Все ledovai, viskas sutvarkyti. Čia mano transportas, traktoriuks. Visą laiką lauk manęs, ne? Visą laiką tu lauk manęs. Čia nematot, nemans. Ku vakar, Hebra, girliandų jungsimės. Aš tik įsijungi po darbą važiuoju. Nė vėl lemp neveikia. Karoči, jungsimės girliandukų. Tik girliandį matai rašyt. Čia va galinė lempupa. O čia va girliandų šyts va. Nu tas, kur ant viršos. O, jūs matot manį, nes aš tai matau savį per kamerą. Šiaip gerai matot. Gražu važiuoti vakarį. Tuo įsijungsim kitą lempų. O, kaip matas. Aš koks pavargęs visą naktį dirbu. Tas pavargęs, nepavargs. Nėr čia kur pavargti. Kur tai tokie jaunystėj pavargęs. Tik hard work, tik tas sunkus darbas. Все. Dirbi ir все. Daugiau nieko neveikia. Grįžu į Biržus ir mėg kaimą. Tai parodė dabar garažiukan, lovytę, kompą atsinešiau, nes komentaris reikia rašyti. YouTube'ės video naujų kėliau, čia powerbanks paskraut ragelį, žodžiu. Va taip, kokybė komfortas, kaip sako. Virtuvė va yra. Čia tik virtuvė ir čia išplanavimas labai įdomus. Čia karoči kraunas, čia dušas. Man labai liūdna, čia į Biržus negrįžu dėl katino savo. Pažiūrėkit. Čia aš užsidėjus dabar, taip įjungiu. Liūdžiu dabar, čia sėdžiu prie lango laukį, nieks negrįžta. Visą laiką grįžti ir sėdžiu prie langą ar laukį. Va čia tai liūdna, blemba. Laukčiu, atsisėdu taip. Gal išlauks iki rytojus, jie gal labai neliūdžiu. Nu gerai, labanaktis. Nu, labas rytelis. Kaip šukins. Kerulis, ne? Taip chujovai mėgojo, eik, tašyktis ten neprimena. 5 kažkoks paukštis atskryda. Ir ten, žinai, žiauriai karažan garsas girdis. Kažkur čia gėdojus, aš jau ten galva eisi laukų vaikys. Tad girdž, pradėjo gaidys, rimk pradėjo gėdoti. Eik, o tada, ten užsidėjau tų paklodę ant galvos, kažkaip bandžiau ausių užsidengti, nu karoči. Dužuomenė, bet nieko nepadarysi. Vis tiek robotiag. Važuką kentatūrą, šokam. Vėlį savo transporto priemonę, kiekvien dieną, kurių ir naudojam. Čia saugiklinį buvau atidaręs, nes man buvęs toks prikolas. Važiavo, čia blema prieš 3 metus, 4 gal. Susijungęs visas lemps. Jau kažkas smirt, kažkas rūkst. Bam, atsisuk čia. Žiūrėk, dūmą eina iš saugiklinės, atidaro tokį silpnų liepsnų, bam, užpučio. Visas lemps iškart išjungio. Nu, net laikė, tipo, saugiklis, bet kaip durnai, tipo, naktį varum ten įjungis galinį lempą, ten priekins, kietas įjungis tas lemps. Tipo, net laikė, kiek padaryti, šudinovai padaryti. Net laiką perkrovas, tipo. Žodžiu, grįžu iki vakar, vienu prekabyti Sevaričio, vien lyka, tada tu vienu išversim, nes jau vėl buvo pusė 12, tingiau versi abi. Tai dabar įsiversim tą vienu ir susikabinsim, tebūksim švarę kult, pusė 11 dabar jau. Tai dar ant paskarbis nuvairiam, į minis mėšlų bus, smird, vačiu, kad smird aš dabar. Nuvairiu greit avižų paduot, nenufilmavo. Jau kojos dabar į minus į mėšlą, jeigu įsigėrė man ten per koinsti, 3 savaitės kažkur vapelis laikysis. Žiaur. Nešimti žiaurį sunku atplauti mėšlų. Kų darys toks ūkininką gyvenimas? Verum su kimba, tiesiai iš garažiuką. Pavyks įsisukt ką? Tai aišku, kad pavyks. Iksiūneva su Dublevičiais ir su Diskin. Aja, Lektarnė. Hidraulika. Stabdžiai.
stabdžiai gerai. Važiuojam. Atbuliniuką. Opa! Nebir su tom žolytėm, ta birumo nėra, blemba. Dėl to nelabai norėjo bėgti. Kilom. Led. Всё. Dabar šito antru kabinsimės. Vėl atbulinė reikstum, galvoju, jau nebėra. Pastoja, atbulinavo. O ką gerai, prie pat privariu. Prie pat, vapšė. Man žodžiu, kebra neveikia knopkė. Bet čionais iš balioną reikia išleidinėti oro, kad atsileistų stabdį. Nes man dabar yra čia dvi šitos tokios virvės, trosai. Tai kai tie trosai vat šitoj pozicijai būn, stabdžiai neatsileidė reik. Bet toj tie trosai išsities. O dabar užsitempi ir va po biškį atsileidinėjau, matas. Jau gerai. Led. Atimenat, aš jums sakiau, kad ten viršui priekaboju tas atram, nu tą kur laiką yra susilankščius. Dabar aš jas neištiesins, bet labai jud. Reikia, vien žodžiu, man tada eit pasieškoti virvės. Ir su ta virvė, karočią, pririšti, kai nes ten taip nejudėtų. Rapsas nėra toks sunks, tik kviečių reikia susitvarkyti. Va šitas takt, kur sakiau, mat ko kreivų. Aišku, eina laiką, tipo, laiką šito ir šūds, kad šits linkst. Nežinau, kaip tai įvyko, net neįsivaizduoju. Va čia sulinka kažkis būdas, nieks nelipa nieko, nu karočiui. Tai mastu dabar, kad šitų galės pririšti šonu tiesiog va prie tos virvės, tam kartui ir всё. Arba dabar ištiesinsim, nežinau. Nu nes apžodžiu, prisiriš aš tam kartui šitų šūdų. Blemba, šūd. Anoj pusė išlenda. Ta grandinė, nu, įsitimdavo, kuinėti. Turi važiuoti. Nu, neugyvai, įgrįžti. Ai, žodžiu, storišim šūds gaunas. Nebent reikėjo ryštų šitą kabliuką, nebent tada jis nesikeltų. Ir tai čia, bet jis tada nusismauks šiuoju. Nu, karoš reiktų iš abiejų pusių ryšti. Tad gali ir tipo įmanom būtų, kad jis laikytas. Bet tiek tada, va tiek pabūn taip, gali grįžti, tad bus daugiau laiką. Karoč, ištiesinsim. Hebryt, toliau kulianešis, toliau guldam tų rapsų neįspūdingai. Tai tak šitam laukan da toksai tipam. 50-50 toksai. Dar tokį kult galim. Šnekam sudėti, tokie šnekam, kitas metas nebesėsim tiek daug rapsą. Čia buvo dabar 100 hektarų pasėt rapsą, nebesėsim tiek, žinokit. Aš iš vis ją norėčiau nebesėti, tik jau 3 metus neužaugau. Reiktų ieškoti kažkokios alternatyvos. Sėjoma jinai tik gerai, tipo ankštinė kultūra. Bet žiauri daug įdėti reikia, tų rapsų darnsi neužaug. Nu čia realiai ant nulio kažkur dabar, tipo dirba ant nulio dabar, va, kuliant šitą rapsą. Nieka gera. Dėl sėklos, kokia čia sėkla, tai čia likučia kokia buvo, likučia ir susėdas jau iš koks Armani, tas pats Invigor, ten Excited, va tokios karos susėtos. Šia pirkaus mačiau keli labai žmonės, tas pionierius tipo gerą užaug. Bet čia vėlgi, žinai, kartais užaug, kartais neužaug. Paveiks šalnų jisai buvo, neįsišakoja, neįsikrūmyja normaliai. Trūks tokia tankuma, žinai, va granaliai, nors tų anksčių ir yra visai, ant šakelės po kokį 10, bet tokios mažytės, žinai. Trūks šakotumą, krūmymasi.
Einam dabar prie nemunėlę. Tikrai įspūdingas nemunėlis. Graž, labai graž. Tokia sraunumą. Ir čia yra žmogaus sodyb, čia atvara. Kiek suprant, nu taip, žinai, laikų praleist. Taip gražiai susitvarkius čia. Takėlis, va, čia jisai jau čia išsipjovis yra. Jisai čia labai gražiai, įdomi, labai visko pasidarys, ten palikis nemaža žolės. Ir ten labai gražiai tų žolę apsipjovinėjai. O čia va mano dėdės kviečiai. Blemba, kombainą pamačiau gražiai uždėrėjai. O čia biški žolytės. Šiaip žiauriai gražus tie kviečiai, pasižiūrėkit. Jau realiai kūliamus, tokie, nu, ne visai kūliamus, bet jau toks galėtum tipo varyti, bet dar gal biški palauk, yra tų galvų tokių pakilusių. Karoči, čia labai faini padaryti yra, žiūrėkit. Nu, čia kadangi didelė teritorija, aš kiek suprant, ir tas žmogus kažkaip apsipjovis, toks pasidarys takelis, bet nemažai tipo tų žolynų jisai yra palikis. Bet jie labai gražiai įsikomponuoja. Va čia tarkim eina žolins ir matote toliau panupjaut žolę. Ir taip iš tolo labai gražiai atrodo tokios salelės tipo padarytos. Kas stipriai logiška, nes viską nereik nupjauti. O pats tas toks čia išplanavimas gerai atrodo. Tipo gražiai padaryti, nors ir ta žolė tokių užaugus. Toks namelis yra. Šiauriai gražus čia. Taip pat tokios salos paliktos. Tačiau va pavyzdžiui jau gražiai žolę nupjaut. Aš nebūčiau pagalvojęs tai padaryti, tipo. Prie nemunėlę, jeigu gyvens, va taip pasidaryti tą kelią va padarytus. Eiktus, kosmos, fanų fansas. Žodžiai, čia nelabai ūkį atėjom, bet vis tiek va kaimo turizmas, graž, kaimo namelis, sadibėlė, nu graž, gal kažkaip jum idėjų. Nu vsio, jau bus piln priekabyti šitą. Bet netilp vis. Čia dalyka va toksai rožėlis. Tai karoči. Pažiūrim, kiek čia ta rapsiūnės. Tai varyk, tai. Reiktų čia užlipti ten biškį pastumtų, nes išberės tą rapsą važiuojant dabar. Nes matai, kas bus. Pradės važiuoti berės, jisai iš šonų, labai bers yra. O čia kiek daug vietos ir bėgs ant žemės, bišk gaila. Misteris Šiupelis. Все, dabar pilnus čia batą rapsą, vabalučių ir rapsą ir dar aplypis bus. Ai nafik, pabūsi to tarakon tarp batų. Grįžys atsikratys. Tingas dabar čia kratytis. Sunkia trauk. Daug dėl neužklimš. Sunkia trauk. Nėra bandu sunktis čia. Sunkia trauk. Važiuok. Ai, nesustok. Nu nafik užklimponu tu. Nu nafik. Lavon. Be nieka čia, aš nieka neįsikasiu. Gal man šito atsikabinti priekabu ir gal išvažiuos, prigribavo aš. Patrauksiu kombainą. Tipo, nu nėra čia stipri. Tiesiog kalns šūda. Žolės kalnas. Ir tiek. Prakulos visokios. Ir visi. Hebrid, karoči, išsitraukiam čia. Nu nieka čia baisus, patraukęs to kombainą ir viso, patys matė. Bet nu smyga tos padangos, nu dregnok biškį važiavime, žinai, bet nu nėra šlaip. Karoči, užeinam davai vidų, susirinksim kiaušus. Nu, tai skambėjo. O, kurva!
pimpitų. Oi, klaukna. Ką, Pol, gaidelį, tai klauk. Rimk, toks atsigavęs. Niekad manęs nepuldavo. Šį kartą, karočiai, sugalvojo užpultis manį. Nesitikėjo, žiūri perskrent. Eik, bet čia tik geras buvo. Atinki priliet. Toks lietutis. Dabar varu, vien žodžiu, reikia priekabą man šito va nusikabinti. Biški važiuos be priekabos. Reikia tokį pravažiavimą pažiūrėti ten į paskutinį lauką. Ir tėvuk sako, kad... Sako, bulemba, jau čia tai lietus, žinok, sako. Paliks mums tas viens rapsą lauks rytoj. Čia būtume šiandien pabaigę. No, hebrid! Tai va, vien žodžiu, čia jau kitam laukan kūliam, vienu kitų lašų met. Čia planuoju kažkur statyti ir jis man išpils. Aš nesako, čia nėra įvažiavimo, mati šito lauko. Va, čia hebra, šiek koks gravys, aš įstovant kelią. Va, čia. Nu, čia su traktor, jeigu taip tiesiai važiuotum, pravažiuotum. Reikia čia pasidaryti, bet kažkaip ten labai daug reikalavimų, tipo negali važiavimą daryti. Ten reikia leidimų gauti ar kuteną, ne? Nes tipo su pagrindinį kelią, tipo negalim tiesiog susipilti ir važiuoji, bet jau taip girdėjo. Nu, tipo, gal pasidarytum, nieks net neklaustų. Bet žinom, bus po to problems. Dabar čia realiai yra, va čia yra kūliam paskutinis rapsų lauks. Tai varo aš droną greit paskelti, reikia paskutinį rapsų laukų šiemet nufilmuoti vis tiek, žinau, tokį prog, kol nepradėjo lyt, nes kai lyja ragis nebegali kelti. Tragedija atsitiktų. Jeigu dabar kamerą sugestų, užsisakyčiau ar atvežtų tik tarkim po 4 dienų, jūs galite įsivaizduoti, kokia čia būtų tragedija. Wow! Realiai 4 dienas kūlimą, tiek kontentą prarastume. Kosmosas. O, šebra, užsidengiau, važiavam jau kėderę nusikabinti ir nustoja lyt. Jau galvoju vsio, nes mačiu ten tol balt. Skambina, kad jau prilyja dirbtuvės, nuo čia kokie 7 kilometrai. Vsio, šebra, rapsas baig. Paskutinį laukų baigė per lietų, per tokį šūdinų lietų. Ir rytoj bus galim imti rapsą stalų lauk ir varyt kult kvietrugių. Nu, rytoj nežinau, ar bus galim kult kvietrugių, o ryt manau, kad bus galim. Nu, tai toks bjaurs lietų, žiūrėk. Gerai, kad tai klašiukai. Tai ten nuo sandariškit jau prilyjį buvo, aš jį važiavo, tai čia pasisekė, žinau. Baisiai, bet neapsimokėjai, nepabaigs. Ačiū Dievui. Siūl, hebra, karoči, baigiam 100 hektarų rapsą, viskas per lietukų, vis technika važiuoja, karočiau, viskas.
į angarų, krautus į angarų važiuoju. Esu laimingus, karočiui, tikiuosi, kad ir jūs laimingus. Ir dar man bičiuks vienas atvežė medos. 2 medos atvežė, plastikinis kibirėlis ir 2 korė. Maladėt, karočiui. Sako, va, dovanų atvežė. Sako, aš prie jūsų turiu avilių, aš jums tipo, sako, va, medus atvežė. 2 medos ir 2 korė. Maladėt baisiai, karočiui. Tai karočiui, tokį videką pabaig. Davai, man žodžiu, nepasiduodam ir susitiksim jau kitam videką, davai.